Mėlėjai, labas. Na ką, sveikinamės naujam video. Aš žinot, pastebėjau, kad kažkaip man natūraliai taip susidėlioja, kad aš paskutiniu metu mėgstu atvažiuoti kažkur anksčiau tam, kad galėčiau ramiai pasidėti įrašinėti skirtingus podcastus, tada įrašinėti video, man kažkaip, nežinau, taip labai įdomiai ir įdomiai, žodžiu, gaunasi. Tai dabar galvoju, atvažiavau anksčiau į procedūrą, galvoju, rašysiu jums video. Tai irgi, žinot, toks vienas iš tų dalykų, ką šiandien irgi noriu papasakoti jums apie tą nerimą, bėgiojimą, irgi tai, kas susijęs su pinigais. Tai va čia pakalbėsim apie pinigus, apie nerimą, apie tai, kaip nesigauna, kodėl nesigauna, kodėl einasi kažkaip sunkiai, ne? Žodžiu, daug tokių įdomių temų, tai pabandysiu šiandien atnešti kažkokias pagrindinės mintis jums. Ir tas, kaip sakau, kad aš kažkaip dabar atvažiuoju, netgi būna anksčiau, kažką įrašyti, papasakoti jums. Tai čia irgi toks yra vienas iš tų dalykų, kad taip mes nesukuriam savo daugiau nerimo, nes mes kaip kažkur skubam, vėluojam, tada atbėgam, visi ten, žinot, padūsę, pavargę ir panašiai. Ir žodžiu, čia gero nieko absoliučiai tai nesukuria. Beje, aš irgi neseniai pasakojau istoriją šitą. Pas mane viena istorija tokia buvo su viena meistrė. Pedikiūro nauja meistrė ir buvo istorija, kai aš intuicijai savo kanale uždaram intuicijai savo kanale. Tai žodžiu, uždaram psichologiniam klube intuicija, kurį aš turiu, kuris veikia prenumeratos pagrindu. Jau beje kiek, vasaris, kovas, balandis, 3 mėnesiai. 3 mėnesiai, bet įsivaizduokit, per 3 mėnesius aš rašiau kanale jau 33 audio podcastus ir kad suprastumėt, jie nėra po 5 minutės, ten yra labai dideli podcastai ir yra jau 5 video paskaitos. Tai irgi toks trumpa informacija, kad kol kas tai yra 15 eurų mėnesiui. Bet nuo gegužės 1 dienos kanalo kaina auga ir bus 25 eurai per mėnesį. Tai tie, kas prisijungia iki gegužės 1 dienos, ta kaina užsifiksuoja. Nes aš net, techniškai negaliu niekaip kainos pakeisti, nes tai, veikia automatiškai. Tai tie, kas prisijungia iki kainos pakelimo, tiems kaina lieka tokia, kokia yra dabar. Tai tikrai labai įdomus kanalas. Žinot, dar ką irgi sugalvojau, kad darysiu mėnesio temą darysiu ir dabar irgi kaip tik įdėjau polą merginoms prabalsuoti, kokios temos nori. Tai mačiau jau pirmauja pinigų tema, tai nežinau, kuri bus kitą mėnesį, bet kokiu atveju apie pinigus irgi bus kažkuris mėnesis. Tai bus irgi live paskaitos, live susitikimai, atsakymai į klausimus. Ir visą mėnesį dirbsim per podcastus, video paskaitas, technikas skirtingas ir panašiai. Tai kaina tikrai yra super prieinama. Tai jeigu jūs norite augti kokybiškai, greičiau nei kiti ir norite tobulėti per visas gyvenimo sferas, kas liečia jūsų psichologiją, darbą su savo psichika, tai labai kviečiu jūs prisijungti prie uždaro klubo intuicija. Tai aš įdėsiu nuorodą apačioj, tai ten irgi, kaip ir minėjau, rašinėjau podcastą apie tą nerimą, bėgimą, ten daug labai papasakau, nes buvo istorija tam tikra su mano pedikiuriste nauja. Žodžiu, kaip pastebėjau, kaip žmogus skuba, lekia. Žinot, toksai užburtas ratas, kai tu dėl nerimo kartais neskubi. Žinot, kai tu dėl nerimo neskubi, nes tu esi kažkur išskridęs ir tu nesupranti, ką tu dabar darai, o paskui tu pamatai, kad tu praradai laiko nuovoko seką ir tu pamatai, kad tu jau vėluoji ir tada pradedi lėkti, bėgti ir taip pat dėl to nerimo. Žodžiu, sakau, toks užburtas ratas gaunasi. Ir pasakau ten irgi merginoms per pavyzdžius, per teoriją, realiai per praktiką, kaip tai vyksta ir kaip mes net kenkiam savo, nes
tas, kaip sakau, pavyzdys su pedikiuriste, kad aš pas žmogų negrįšiu vien dėl to, nes įsivaizduokit, žmogus buvo nerimastingas, man buvo labai nemalonu būti toje procedūroje, ne dėl to, kad žmogus blogai ją atliko, ir dėl to, kad žmogus buvo labai stipriai nerimastingas. Na ir aišku, tai turėjo neigiamą rezultatą ir procedūrai, kurią aš gavau. Ir aš tiesiog priimu sprendimą pas tokį žmogų neiti. Ir vat, kaip mes dažnai nuvertinam netgi būseną savo, ne, kad atrodo, mes kreipiam dėmesį labai daug, žinot, į tuos veiksmus. Daryti kažką, daryti, vat šitą padarysi, uždirbsi, vat padaryk tokį žingsnį, padaryk. Nors iš tikrųjų tai patys veiksmai rezultatų, žinot, kiek įtakos turi, koks 20-30%. 20-30% rezultato atneša grinai veiksmai. Ir dabar jūs pagalvosit, galbūt. O tai kas tas likutis yra, ne? Kokius 70%? Kas ten per dalis, kuri tokią didelį įtaką daro rezultatui? Tai yra mūsų mintis ir mūsų būsena. Tai yra, kad mes galim kiek norėdami, ne, ten bandyti dirbti, uždirbti. Va čia dabar sakau, apie pinigus kalbu, bet mes galim tiesiog ant bet kokio tikslo tai perkelti. Kad mes galim ten bandyti bet kokių tikslų siekti, bet paimkime, ne, pavyzdžiui, verslą, pinigus, netgi samdomą darbą, tai nebūtinai turi būti verslas. Tai tu gali žmogus labai daug daryti, veikti, stengtis netgi, nesakyti, ašgi stengiuosi, ašgi darau ir panašiai, bet to rezultato gali arba nebūti, arba jisai gali būti labai mažas, arba rezultatai gali neaugti. Ir priežastis yra ta, kad tie veiksmai yra daromi su bloga būsena. Ir su blogom mintim. Ką reiškia blogos? Tai yra tos mintis ir ta būsena, kurie nepadeda. Pavyzdžiui, dabar aš jums pavyzdį pateiksiu ir jūs suprasit realiai. Žiūrėt, įsitikinsit, kad tiesiog galite ant savęs pamatuoti, kad pavyzdžiui, jūs darot kažkokį veiksmą ir jūs esat pikti. Ane, vasiokite, jūs esate pikti, nepatenkinti, pavargę, ane, nerimastingi, skubat, lekiat, bėgat, nejaučiat savęs, savo kūno, nežinot, ko tiksliai norit, esat kažkur išskrydę, 1000 minčių, tos mintis maišosi, ir jūs kažką darot, veiksmus. Ir jūs gaunat kažkokį rezultatą. Ir dabar pagalvokit ir palyginkit, vieną rezultatą ir kitą, kad jūs darot, pavyzdžiui, tuos pačius veiksmus, bet jūsų būsena yra tokia, kad jūs esat atsipalaidavę, ne? Kad jūs esat pailsėję, jūs esat ramus, ne? Jūs jaučiat laimę, ne? Dėkingumą, meilę, niekur neskubat, nelėkėt, jaučiat savo kūną ir darot tuos pačius veiksmus. Net pagal jausmą, kur bus geresni rezultatai. Bet kas neturėjot, nors visi turėjo tokią patirtį, bent kartą gyvenime tikrai visi turėjo patirtį, kur buvo ir tokia būsena, ir tokia, darant tuos pačius veiksmus. Ir jūs dabar, jeigu paanalizuosit, jūs 100% rasit tokių pavyzdžių savo gyvenime, ir ne vieną. Kai veikiant iš tos teigiamos pusės, tai tuoj, aš apie mintis jums dar nepasakiau, ne? Nors mintis čia nemažiau svarbios, ne? Tiesiog aš tai supyliau vieną, ne, su būsena. Mintis, kas yra mintis? Įsivaizduokit, neigiama būsena, aš ten su, pavyzdžiui, pikta, nepatenkinta, neišsimiegojus, nepailsėjus, galbūt neišsimiegojus jau 10 metų, tada ten dar kažkoks gėdos jausmas mane kankina, nuoskaudos tėvams, tada pas mane mintis, žinoma, prisilipdo, ne, kad man nepavyks, aš nepakankama, su manim kažkas negerai, žodžiu, čia blogai, gyvenimas blogas, žmonės blogi, pinigų neįmanoma uždirbti lengvai ir tos, suprantat, mintis tūkstantinės, tiesiog 10 000 minčių kiekvieną dieną. Ir būsena negatyvi, mintis, kurios geros neprideda, ne? Ir mes tada bandom daug veiksmų daryti. Koks rezultatas? Jis bus nekoks. Arba jis bus stipriai silpnesnis ir mažesnis nei galėtų būti. Ir tada paimkim kitą, ne, pavyzdį, kaip sakiau, tik dar pridėsim mintis. Kad
įsivaizduokit, kad jūs jaučiatės gerai, ne? Kad jūs esat kupini energijos, kad tokie jaučiatės pailsėję, rūpinate savo kūnu, jūs jaučiat meilę, dėkingumą, laimę, jūs esat resurse. Ir tada pas jūs mintis yra teigiamos, ne? Kad jūs tikite, kad jums viskas pavyks, kad gyvenimas yra geras, ne? Kad pinigų yra tiek, kiek reikia, ne? Kad pinigai ateina lengvai į jūsų gyvenimą, kad jūs visada turėsite savo klientų, kad teigiami dalykai. Ir tada jūs darote tos pačius veiksmus, tuos pačius. Tai faktas, kad rezultatas jisai bus žymiai geresnis. Ir čia yra atsakymas, kodėl nėra prasminga žiūrėti tik į veiksmus. Kad žinot, kažkokie instrumentai, technikos, technologijos, kaip man dabar padaryti, kiek man storijų įdėti, kad pardavimą padaryti, ne, žinote, visi mokymai ten, reklamos, marketingo ir panašiai, tai yra tiesiog lašas jūrai. Tai rezultatų duos, be abejo, bet tai bus maks 20-30%, maks 20-30% viso rezultato, kokį tu galėtum gauti, netgi darant mažiau. Ir kaip gauti daugiau, ne? Netgi darant mažiau, tai yra dirbti būtent su savo būsena, dirbti su savo jausmais, dirbti netgi su savo traumom, su savo įsitikinimais. Ir pavyzdžiui, intuicijoje viena, taip sakant, tema, ne? Čia labai plati yra, ne? Sritis, kad mes irgi su tuo dirbam. Žinot, tu imi vieną temą ir tu vis tiek joje dirbi ir per būseną, ir per mintis, ir per jausmus, ir netgi per veiksmus. Nes aš irgi nedirbu nei, pavyzdžiui, konsultacijose su specialistais, nei ten kanaluose, mokymuose, ne, kad tik su kažkuo vienu, ne, bet kaip sakau, kad yra specialistai, kur tik į veiksmus, ne, kad daryti veiksmus. Tai nėra blogai, jeigu mes dar pasakam klientui, kad žiūrėk, aš tau veiksmus, bet tu dar nueik padirbėk su savo psichiką. Tai aš savo produktuose duodu tą visumą, ne, kad žmogus galėtų pasiekti maksimalaus rezultatų, kad būtent tu dirbi ir su savo būsena, ir su savo mintimis, ir dar parodau, kokius galima daryti veiksmus, žingsnelį, ne? Ką daryti, plus prie to, kad tu pasiektum savo norimų rezultatų. Arba, žinot, dar taip būna labai dažnai, kad žmogui natūraliai netgi paskui ateina veiksmai, kokius jam tiksliai reikia padaryti, kai jisai iš tikrųjų susitvarko su savo būsena ir su savo mintimis. Būsena, čia pagrindas. Nes kai, žinokit, net būsena yra teisinga, tada ir tos neigiamos mintis taip nekabina. Jūs pastebėjot, kad kai jūs jaučiatės geriau, ten ir mintis būna geresnės. O kai jūs jaučiatės blogiau, tai natūraliai tos ir neigiamos mintis jos lyg pasitempia. Ir čia nėra magijos, taip iš tikrųjų mes veikiame. Ir kodėl tada dirbam su būsena, dirbam su tuo, kaip žmogus masto, kaip jisai mato pasaulį, kokios yra programos, scenarijai. Ir tada žmogui, kaip jisai, žinot, labiau priartėja prie savęs, jisai jaučia save, viskas vienoje vietoje, ir psichika, kūnas, protas, ne, viskas susijungia. Jūs dabar pasakysite, kaip gali būti kitaip? Gali. Ir labai dažnai yra, kad viskas savo, ne, viskas atskirai ir užtat žmogus nejaučia savęs. Ir kai susijungia, tada žmogus jis labai aiškiai ir tiksliai jaučia, ką jam daryti, kada daryti, kokį veiksmą, kur nueiti, kur nenueiti, kam paskambinti, kam neskambinti, kur susitarti, o kur susitarus nebenueiti ir taip toliau. Tai, žinokit, dabar norėčiau dar istoriją jums vieną papasakot, kuri šiandien įvyko, kad aš jau tiesiog labai turiu tam laiko. Aš šitą istoriją irgi papasakosiu intuicijai, kas pas mane šiandien buvo, kai aš užsirašiau į vokalo pamoką pas naują mokytoją ir, žodžiu, iki jos nedavažiavau. Ten buvo juokinga istorija, bet man čia buvo labai maks apie savęs pasirinkimą ir kur aš net buvau pasiruošus, kad aš jau susimokėjau už tą pradinę pamoką ir aš jau jai tiesiog parašiau, tiesiog galit negrąžinti pinigų, jeigu jau, čia neilga istorija, bet reiktų ją plačiau papasakot, kur aš jau buvau pasiruošus ir pinigus atiduoti, bet tam, kad pasirinkti save. Ir galų gale paskui gavau ir save, ir dar pinigus. Tai prisijungkite intuiciją. Aš iš tikrųjų labai, žinokit, iš širdies myliu tą klubą, tą kanalą, dėl to, kad man tai yra...
Dabar jūs ką čia gate pamatė, nu, pamačiau kai ką. Ir labai mane sudomino, tai kažko. Tai yra iš tikrųjų kanalas, kurį aš labai myliu. Aš jį esu pasiruošus labai stipriai auginti, vesti prie maksimalių rezultatų klientus. Tai vat, jau labai daug yra ten informacijos, galite tiesiog pasitestuoti. Ateikit, užeikit, susimokėkit už 1 mėnesį ir pasižiūrėsit, tinka jums, netinka, patinka, nepatinka. Ir, žodžiu, laukia daug įdomaus turinio ir didelis augimas. Tai ką, apkabinu kiekvieną, dėkoju kiekvienam, kuris esate čia, kuris žiūrite, prenumeruokite, jeigu to dar nepadarėte. Ir tuomet, kaip visada, iki kitų greitų susitikimų.